dalyvavau antrą kartą, pirmą kartą nepavyko su testu ir planavau šiemet nugalėti tą testą. Į finalą tikrai negalvojau, kad pateksiu. Paskui, kai teko sudalyvauti, galvojau, kaip bus, tai bus. Bent į trejetuką patekti norėjau. O šitaip gavosi, kad wow, net nesitikėjau. Iki paskutinių net nežinojau rezultato. Važiuoju, tiesą pasakius, jau labai seniai. Visą savo karjerą pradėjau nuo kelių chuliganės ir tapau geriausia vairuotoja. Ar tu vis dar esi kelių chuliganė? Ne. To nepropaguoju, netoleruoju ir savo visiems mokiniams irgi aiškinu, kad yra specialios trasos, yra varžybos ir taip toliau. Savo visą neigiamą energiją reikia išlieti ten, bet ne kelyje.